Padedame vyriausybės valandėlę su nauju ministrų kabinetu. Padatome neuždavinėti kvailių klausimų. Padatom. Gerbiamiausias ūkio ministrė Viktorai, kodėl jūs man vakar pareiškėt, kad aš jums esu negražus ir be to dar labai bjauraus charakterio? Kodėl? Ačiū už klausimą. Kolega, aš jums tokių dalykų niekada nesakiau. Jeigu jūs kažkur kažką taip ir skaitėt, tai aš negaliu atsakyti už tos teiginius, kurie yra parašyti. Viktorai, o gal galite išversti į lietuvių kalbą posakį Ticha sam sabojų, lievajų rūkojų? Noriu pasakyti, kad niekada tai nedariau, nesiruošiu tai daryti, tai ir ateityje nedarysiu taip. Bet man labai įdomu sužinoti, kaip jūs labiausiai mėgstate. Ilgai, iškirsai. Gerbiamas ministrė, norėčiau paklausti, ką jūs žinote apie vaikus. Aš galvoju, ateis laikas, bus ir vaikas. Ministrė Viktorai, išduokite paslaptį, kada jūs einat miegoti ir kada keliatės. Nesu informuotas, ar jūs turit teisę žinoti visas paslaptis, kurie darosi valstybėje. Aš tai norėčiau paklausti to naujoko. Ar tiesa, kad jūs praėjusią savaitę apiplėšėt pensininką einantį namo vakare? Jūs, ponas Veselka, palėtėt labai aktualią temą, tik tai aš nebūčiau toks drąsus tuos terminus rinkdamas. Turbūt plėšikavimu tai negalima pavadinti, tai teisiškai vadinama vykdymo išlaidos. O dabar norėčiau paklausti ministrės Kazimieros. Gal jūs žinot, kiek bus 2x2? Tas klausimas nenaujas, kaip jūs žinot, bet jis ne pirmą ministerijos darbo dieną ar naujos ministerijos darbo dieną išsprendžiamas. Ačiū. Girdėjau, kad per naujametinį baliuką bus tik vynas ir alus. O aš siūlau gerti degtinę. Tai mes tikimės, kad ir pritarsim tiem pasiūlymų. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš labai protingas žmogus. Toks teiginys, absurdiškas, atvirai pasakykim, teiginys nuskambėjo. Ir iš tikrųjų, be to, ką čia pasakiau, nemanau, kad verta daugiau apie tai kalbėti Seime, o ne humoro laidoj. Ačiū Seimo nariam ir ministrėm. Viso geriausio, saldžių sapnų.